Tai ačiū Europos centriniam bankui už tai, kad pakėlė palūkanų normas, o mes už paskolas mokėsim dar daugiau. Taigi buvo Europos centrinis bankas, žinoma šaržuoju. O ir rimtai tai kas vyksta, Europos centrinis bankas vėl pakėlė palūkanų normą. Na, aš kentėti dar galiu, ruošiausi tam ir turiu planą, bet kai kurie klientai ir pažįstami nežinau kaip švęs tokią džiugę žinią. Peržiūrėję video iki galo, sužinosite palūkanų kėlimo ne tik minusus, bet ir pliusus. Ir galbūt galėsit ką nors savo pritaikyti. Taigi dėmesio, važiuojam. Blogos žinios turintiems būsto paskolą ar tiesiog skolų. Įmokos už paskolas dar kils. Europos centrinis bankas dar kartą 0,25% padidino palūkanų normas, kurios pasiekė 4,5%. Visa tai įsigalios nuo rugsėjo 20 dienos. Tai jau 10 padidinimas iš eilės. Europos centrinio banko palūkanų normų didinimas gali turėti keletą tiesioginių ir netiesioginių poveikių paprastiems žmonėms. Tai pradėkim nuo galimų palūkanų kėlimo pliusų. Pirmas – indėlių palūkanos. Europos centrinio banko palūkanų padidinimas gali padidinti indėlių palūkanų normas, todėl žmonės turintys santaupas indėliuose gali gauti didesnį pelną iš savo santaupų. Atsivertus indėliai LT puslapiai, Indelį LT dar kartais juokauju, matome, kad bankuose ir kredito unijose įmanoma padėti indėlį su virš 4% metinėmis palūkanomis. Visai neblogai, žinant, kad lietuviai virš 20 milijardų santaupų laiko bankuose ar indėliuose. Antra ir turbūt pagrindinė didinimo priežastis – infliacijos kontrolė. Palūkanų didinimas gali padėti kontroliuoti ir mažinti infliaciją. Mažesnė infliacija gali reikšti, kad kainos auga lėčiau, o taip pat gerėja žmonių perkamoji galia. Beje, Europos centrinio banko ekspertų prognozėse eurozonai numatoma, kad infliacija 2023 metais vidutiniškai bus 5,6%. 2024 bus 3,2%, o 2025 bus 2,1%. Vadinasi, prognozuoja mažesnė infliacija, jei nenutiks kažkokių kataklizmų pasaulyje. O dėl šiuo metu turimos infliacijos, patys matėt, nebuvo kito varianto kaip įjungti printerį. Tik dėja per spausdinimą, besaikį vartojimą ir išlaidavimą turim pasiekmes. Infliacija dabar yra sunkiai valdoma. Trečias pliusas. Valiutos vertės stabilizavimas. Palūkanų normų didinimas gali padėti stabilizuoti valiutos vertę ir sumažinti jos svyravimus tarptautinėje rinkoje, kas gali padėti išvengti pernelyg didelių valiutos vertės nuosmukių, ko pasekoja išvengiama didėjančių importo kainų. Su pliusais baigiam. Taigi, minusai. Palūkanų didinimas didina paskolų ir kreditų išlaidas žmonėms, kurie yra skolingi, tampa sunkiau skolintis, bei skolinimasis tampa brangesnis. Kaip pavyzdys, padidėjusi 100 ar 200 eurų įmokos dalis už būstą yra iš tiesų reikšminga, nes arba juos reikia kažkur surasti, uždirbti daugiau, arba jų neišleisti kažkur kitur. Tai reiškia, jog žmonės trauks tos pinigus iš santaupų arba pradės labiau taupyti, ko pasekoje gali nukentėti nebūtiniausių paslaugų ir prekių tiekėjai. Įvairios pramogos, kavinės, restoranai gali sulaukti šiek tiek mažiau vartotojų. Dar ne visi būsto paskolų turėtojai įmokos didėjimą pajuto, nes pagrindinis Euribor yra 6 mėnesių ir dar ne visiems žmonėms yra perskaičiuotas paskolos Euriboras. Todėl einant 2023-2024 metams matysime vis daugiau žmonių, kurie gaus didesnės sąskaitas už būsto paskolą. Lygiai tos pačios bėdos galioja įmonėms ir valstybėms, kurios turi skolų. Įmonėms turinčioms skolų yra sunkiau tvarkyti su jau turimomis skolomis bei sunkiau pritraukti naujo kapitalo investicijų plėtrai, ko pasekoje galima tikėtis didesnio įmonių nemokumo ar bankrotų, o tai gali padidinti bedarbių kiekį. Be to, jei vartotojams ar šeimoms per mėnesį atsiras papildomų 100-200 eurų išlaidų dėl padidėjusios būsto paskolos, vadinasi, jie kažkur pradės labiau taupyti. Jei taupys, mažiau pirks ar pramogaus. Bendrai visa paklausa kris. Įmonės mažiau parduos, kris jų pelningumas, pradės optimizuoti, galbūt mažinti etatų kiekius ir taip toliau. Tai koksgi dabar yra Euribor? Euribor šiuo metu 3 mėnesių yra 3,878, 6 mėnesių yra 4,055% ir 12 mėnesių Euriboras yra 4,169%. Paskutinį kartą eurozonoje tarpbankinės palūkanos aukštesnėme lygyje buvo 2008 metų lapkričio mėnesį. Dar praėjusių metų gegužę šio laikotarpio Euribor palūkanos buvo neigiamas. Tokio spartaus Euribor palūkanų kilimo rinkos dalyviai dar nebuvo stebėję.
Euribor yra Euro Interbank Offered Rate, vidutinės Europos tarpbankinės rinkos palūkanų normos, kuriomis bankai skolina pinigus eurais kitiems bankams. Paprastai tariant, tai kaina pinigų, kiek bankai gali paskolinti kitiems bankams. Jeigu patiko video, uždėk like. Šiame kanale dalinuosi apie finansus, investavimą, pinigų valdymą ir kitas įdomybės susijusios su pinigais. Tad peržiūrėk šį video iki galo, pasek mano kanalą, kad nepraleistum kitų video. Ačiū, kad žiūrėjai.